Gerbėmieji, sveiki, susitikę. Jūs esate paskutinioje šio sezono Bartuševičius ir paralimpiečiai serijoje ir jos neįmanoma pabaigti geriau negu čia Alpėse. Su, nepabijosiu to žodžio, vienu geriausių savo draugų tikrai. Šiandien pas mus yra Rapolas. Rapolai, labus. Labs. Kaip pripiorai. Gal pradėkim nuo to, kad tu pasakoji, kuo tu užsiemi, ką tu veiki ir kokį sportą tu atstovauji. Aš atstovauju snieglenčių sportą, border cross ir bank slalom discipliną paradisciplinoje. Su snieglente leidėmės dideliu greičiu, kaip ir dabar truputėlį eksperimentavom. Kol mes leidomės ir apšilinėjom, mano koja patyrė traumą. Jeigu matai, jinai biškį ne tuo kampu stovi. O ne. Tai aš turėsiu biškelį pasikoreguoti. Atsiprašau už techninius nesklandumus. Nieko, čia vieni įdomiausių techninių nesklandumų. Su trumpuoju galu suveršti gali stipriau. Gali visi. Tik duok su trumpu pabūti. Biškai per daug, ne? Per daug. Paspardyk tu ją. Aš persukau koją, žmogui, čia tik blogėja. O? Kaip naujas. Kaip naujas. Tu ką tik gavai naują protezą, Taip. kuris turi būti pritaikytas paralimpiniam žaidynam. Ir Turėjo. šiandien matai, kad vakuumo nelaiko. Nelaiko vakuumo. Iki paralimpinių liko nei daug, nei mažai. Nepilnė 8 mėnesiai. Bet iki sezono pradžios liko 3 savaitės. Tai aš jau per 3 savaitės turiu turėti protezą. Išsispręsim. Viską žiūrėti reikia pozityviai. Viduje yra pompa. Aš turiu ją užvakumuoti. Tai dabar užsivakumuosim. Galėsime. O, viskas. Tai mūsų disciplinoje border cross'e aš atstovauju 2 disciplinas. Bank slalomas, tai yra kur supilti tokie kaip skate parko baulo kalnai ir turi taip ir jų būna apie 20 supilta. Tai jai reikia vienos lentos, biški trumpesnios, bet kitos. O border cross'as, kur mes bandysime atkartoti labai mini kažkokią versiją šiandieną, naudoju didesnę, ilgesnę, dar kietesnę. Su rankom be kojos duris atidaro kas, Rapolas? Kas atsitiko tavo kojytai, kur jinai? Prispaudė duris, tai turbūt kitoj už durų. Kas per duris turėjo būti? Man atrodo, kad tai susijęs tavo sportu dar vienu, ar ne? Taip, aš vasaromis skaituoju, užsiminėjau jėgos aitvarais. Nesėkmingo nusileidimo dėka lūžo koja, turėjau infekciją, ilgai prasigydžiu ligoninėse ir rezultate teko amputuoti koją. Tai šita bus tavo lenta. Truputėlį žemesnė negu tu. Okay. Tai ne tai, kad lenta kieta yra, bet ir apkaustai patys kiečiausi, kurie gali būti. Okay. Tai reiškia, jeigu tu norėsi manipuliuoti čiurnomis, nesigaus. Taip pat tavo batai yra pakankamai minkšti, matau, taip? Jie yra tokie, į minkštumą spėjau 6 iš 10, taip? Bet grožis 9 iš 10. 10 iš 10 grožis. Aha. Tinka prie tavo brangos. Ačiū. Sniegas čia yra labai purus, tai tu galėsi pasukti, nes tau leis įgrimsti. Jo. Bet tikrose sąlygose būtų daug sudėtingiau. Jo. Tai stenkis svorį dėti labiau kartais ant posakio metu ant priekio ir lauk kūno, kol jisai apsisuks. Neforsuok. Nes forsuodamas neapsuks jinai per kieta. Tai turi užkraut svorį ir lėtai po biškį suk. Tai mūsų trasa šiandien bus kaip ir greičio trasa, nereikės daug kantuoti, reikės įveikti nuo viršaus iki apačios per kuo trumpesnį laiką. Kas virė galvoje, ne tuo metu, kai traumą patyrė, bet tuo metu, kai supratai, kad turbūt reikia atsisakyti kojos? Gal pirmiausia buvo estetinis dalykas, kad būsi kitoks ir kaip tave priims dabar. Tai manau, kad tas pirmiausias dalykas, ką aš galėsiu daryti ir ko negalėsiu daryti. Bandai analizuoti, koks tavo gyvenimas bus dabar, kai tu turėsi tik vieną koją. Oh my god, čia belia kaip kieta lenta. Ir ne tai, kad cool, bet labai kieta lenta. Sergei? Ant priekio svorį daugiau. Žiauriai sunku sukti taip, kaip aš visą laikį įpratęs. Beveik neįmanoma. Hop. Hop. Kas tu įsivaizduoji, kad bus sunkiausias dalykas? Kasdieniai dalykai. Ar aš galėsiu nuo laiptų nulipti, ar aš galėsiu sportuoti, kokius sportus aš galėsiu sportuoti. Tu klausai ne tai, kad ar aš galėsiu sportuoti, bet kokius sportus aš galėsiu sportuoti. Sportas, kaip sako, yra mano gyvenimo variklis. Aš nuo mažens sportų įsiminėjau ir jaučiu, kad man teikia didžiulę naudą ne tik psichologiniai, bet ir fiziniai sveikatai. Kuo susirgai, tuo ir gydaisi. Troleibuse aš klausčiau, gal tau užleist vietą, dabar nežinau, ką daryti. Biški gal čia užmesk? Užmesiu, aha. Kokį greitį maksimalų esi per slaupsus išvystęs? Šiaip esu matavęs praeitą kartą ir man atrodo gal 100. Oi, Reiktų tu pažiūrėt. juokauji. O kiek? Aš? Nėra svarbu, kiek aš.
Svarbu, kad aš geras žmogus. O grįžtant dar prie to, kad traumą būtent tu patyrei kaitavime, bet kaituoti tu nenustojai, priešingai tu dabar esi įsikūręs Svencelėje, ten vienas iš tavo taškų, kur tu ir pats sportuoji, ir kitiem duodi dar. Mano karjera yra dabar slidinėjimas, tai yra 8 mėnesiai per metus, sezonas nuo rugsėjo iki balandžio. Tai aš turiu tą laisvą laiko tarpą, kur galiu kurti ir norėjau kurti vertę ir šypseną žmonių veiduose, mokindamas jų savo labai mylimą sportą. Atsidariau bazę, kur jau išleidom gal virš 20 mokinių, kurie jau plaukia mariose, jūroje ir mėgojasi tuo, ko mėgojamės mes kitiorai. Mums reikia svorio. Ar be buldozerio, ar be tave. O, pasėdėk, aš pastumdysiu. O, gerai. Dar sėdėk, stumki viršų. Opa. O, gerai, laikykis, kojasi viršų. Rapolai, esu su tokiais svoriais dirbęs. Žiūrėk, mes galime eiti į parkų išeipinti kikerius. Mes esam tango ir kešo. Wow. Atvažiuosi į paralimpinės trasas daryti. Pats pasakei, kad yra vaikščiojimo koja. Akivaizdu, kad yra sporto koja. Kokios dar? Kaitavimo, snowboardinimo, vandens. O kuo skiriasi, pavyzdžiui, tiesiog vaikščiojimo nuo sportų? Tai gal skiriasi ir pati pėda, kuri gali sugerti didesnę jėgą. Tai jeigu sportas, tai nori, kad jinai atsispirtų, tai gal toksai kablys pusinis turi būti. Testinį vadinamą pagaminta iš plastiko, kad vaikščiant nėra tiek daug apkrovos ir jisai nelauš. O pabandyk va čia užlipti, aš palaikysiu. Gali ir su kojom jau čia lipti. Paleisk. Paleist? Yeah. Paleist? Yeah. Nauja paralimpinė šaka. Man tai vardink. Kastuvaslystė? Kastuvaslystė. O, aš supratau, kaip greitį valdyti. Oh my god. Žiūrėjom. Greičiau. Tu praradai koją ir tu praradai savo vedančiąją koją, nes tavo kairė yra vedanti, ar ne? Yra tam tikrų pliusų ir yra tam tikrų minusų, išduok jos dabar žiūrovom. Priekinė koja labai svarbi yra inicijuoti posūkius, nes inicijuoji su priekinė, bet pabaigi posūkius su galinė koja. Kai čiuoži tiesiai ir kai nori sugeneruoti greitį, kai yra kalniukai, vis tiek yra stojamoji balansinė koja galinė. Tai aš turiu tą privalumą tose vietose, bet inicijuojant posūkį aš nesu toks efektyvus, nes lentos turėtų priekis suktis pirmas ir gale lenta turėtų suktis palei priekį. Mano gaunasi, kad tik tai lentos vidurys pirmas sukasi. Tai matosi netgi techniškai, kad aš truputėlį posūkio pradžioje esu lėtesnis, bet posūkio gale įsitiesinu ir pasigaunu. Mano klausimas buvo, ar įmanoma tai apskritai išdirbti ir ištreniruoti tiek, kad to taip nesijustų? Įmanoma. Manoma? Įmanoma. Geras protezas ir daug darbo ant kalno. Sveiki sugrįžę, mes jau pasiruošę pilnumoje trasai, bet aš leisiu Rapolui papasakot, kągi mes čia turėsime. Mes turėsime simuliaciją. Rapolai. Pastatėme visai kokybišką trasą, įsivertisime testavimo būdu, ar jinai atlaikys mūsų kūno svorį. Tai turime startinę sekciją, mini traselę, gal koks mastelis 1:100 palyginus su mūsų trasom. Nusileidimas, 3 kalniukai, iš dešinės, iš kairės mėlyna, tiesiai per trampliną bandome nepašokti, o sugerti. Ir tada tiesia lenta iki finišo, kur turime vartus, laikas yra imamas, viskas fiksuojama, prizai paruošti. Važiuojam, 1, 2, važiuojam. Oi, nėra šansų, man nėra šansų. Tu durnas, man nėra šansų. Pats sakei, kad artėja pasiruošimas naujam sezonui, artėja pasiruošimas ir pačiom paralimpinėm. Ką tu būtent pats tobulini dabar? Dabar tobulinu, tai didinu jėgą, didinu savo jėgą, tai didinu savo raumenų masę, tam, kad galėčiau dideliu greičiu atsispirti reikiamą vietoj. Viršutinę kūno dalį tvirtinu, kad galėčiau nuo vartų greitai atsispirti. Nes tas milisekundė, pats startinis yra labai svarbus, jeigu tu būsi pirmam posūkyje. Tai einu į salę, tvirtinu savo kūną ir ateis laikas, kai aš pradėsiu dirbti ant sprogstamosios jėgos ir ant greičio. Aš esu girdėjęs ar esu skaitęs gal, kad tu net vietą savo esi nusimatęs? Nesu nusimatęs vietą, ką esi girdėjęs? Įsivaizduoji net, kurią vietą norėtum užimti, man atrodo. Aš norėčiau top 6 būti. Nu ką, pasiruošęs? Yeah. Riders ready! Attention! 1, 2, 3, go! Varyk! O! O!
We made it. Blema baisu buvo per kalniuką. Per kalniuką prisistabdėjai. Belekas buvo. Ai, per kalniukus tai labai gerai, bet prieš didįjį biškelį prisistabdėjai. O pabordinus svarbiausiai gerai pasišpilkuoti ir galėsim skirstytis. Dabar esmė tokia. Sveikas atvykęs į mano trasą. Taigi turime po keletą raustų. Sakysime po vienas kitam, vieną aš tau, kitą tu man. Jeigu prasijuoki, prarandi tašką. Tai tiek tų taisyklių. Pasiruošęs? Ai, captain. Aš sąnariams naudoju Emox gelį, o Rapolas VD-kem. Koks geras bajeris. Praradau tašką, bet verta buvo. Gerai. Klasika, šitas yra klasika, girdėtas. Labiausiai slidinėjime man tą nervina tie tarpai nuo vieno pavalgymo iki kito pavalgymo. Tas yra tiesa, man žiūri nepatinka tiesiog slidinėti. Žiūrėjai, kad paragauti ir paskanauti. Kad paragauti ir užgerti. Akivaizdžiai, bet gerai atrodo. Rapolas yra puikus pavyzdys, kas jums atsitiks, jeigu negersit ant antros kojos. Good. Geras, šitas geras. Įspūdingiausias perėjimas nuo priekinio kanto ant galinio vis dar priklauso manto plaukams. Šiaip labai geras bajeris ir tikslus. Jau angalinio. Jau salytė yra. Jau viskas. Labiausiai Rapolą traukia snowboardinimas, skaitinimas ir magnetai. Vidutiniškas toksai. Snow arena yra vienintelė arena, kurioje gali pasirodyti be Katlerio ir Stonkaus. Bravo. This is how we roll. Metu pirštinės. Kokie, ačiū tau, Rapolai, labai. Tu esi puikus, netikėk, ką kalba kiti. Ačiū, kad taip ištikimai žiūrėjote Bartuševičius ir paralimpiečiai. Visas serijas pražiūrėjot. Super, bet dar ir kaimynam parodykit, kad ir jie pražiūrėtų, nes kol kas dar suskaičiavom, turėtų būti dar kažkur peržiūros, dar kažkur bėgioja ir laksto. O pabaigai, nepamirškit, eikit, sportuokit, sveikai gyvenkit, galit nedėkot, pamatysit, atsipirks. Viskas, Rapolai, gali pabaigai dar žodį kokį perduot. Čiau. Puikus žodis pabaigai. Ate geras irgi pabaigai. Iki vienas geresnių. Susimatysime kalnuose. Irgi geras.